Koks vienas pokytis, patiriant menopauzę, padėtų jums jaustis patogiau darbe ar kasdieniniame gyvenime? Jeigu reikėtų įvardinti vieną pokytį, kuris labiausiai padėtų jaustis patogiau tiek darbe, tiek kasdienybėje, tai būtų daugiau supratimo ir lankstumo iš aplinkos. Menopauzė kiekvienai moteriai pasireiškia skirtingai ir kartais tai reiškia labai praktiškus dalykus, svyruojančią energiją, miego kokybės pokyčius ar didesnį jautrumą stresui. Tokiose situacijose labai svarbu jausti, kad gali apie tai ramiai pasakyti, be baimės būti nesuprastai ar nuvertintai. Man atrodo, kad net ir nedideli pokyčiai, atviresnis dialogas, daugiau pasitikėjimo ir žmogiškumo gali turėti labai didelį poveikį. Kai žmogus jaučiasi išgirstas, jam tampa lengviau susitvarkyti su visais kitais iššūkiais. Todėl tas vienas esminis pokytis man būtų kultūra, kurioje apie tai galima kalbėti natūraliai, nes supratimas kuria saugumą, o saugumas leidžia tiesiog geriau gyventi ir dirbti.